kalbame apie wellness, aš visada kalbu apie Oriflame kompaniją, nes būtent wellness ir asocijuojasi mums su Švedija. Pati wellness filosofija, jai yra daugiau negu 1000 metų. Ir būtent Švedijoje mes galime geriausiai pamatyti sveiką gyvenimo būdą laimingus žmonės, nes sveikata tai kūno, proto ir širdies harmonija. Sveikata tai ne tik, kad žmogus fiziškai būtų sveikas. Sveikata tai yra, kada visapusiška harmonija yra, kada žmogus laimingas, tada ir sveikas. Ir būtent wellness tai yra ne tik tai mūsų papildai, ne tik tai kokteilis ar vitaminai, tai yra gyvenimo stilius, tai yra filosofija, kur dominuoja gera sveikata ir puikiai savijauta, kur mes naudojame wellness produktus ne dėl to, kad šiandien nesirgtumėm, bet dėl to, kad mes jaustumėmės puikiai ir galėtumėm aktyviai gyventi ne tik šiandien, rytoj, bet ir po 10-20 metų. Būtent wellness filosofija atsirado Amerikos pradžioje, galutinai jau Europoje įsigalėjo šitą wellness filosofiją ir švedai yra vieni tokie pirmųjų, kurie būtent sveiko gyvenimo būdą propaguoja. Žinom, kad šiaurinės lazdos iš Švedijos parėja, ar ne, pati gyvenimo filosofija ir tokia sveikatos kultūra, kad einam pas gydytoją ne tada, kada jau sergame, bet tada, kada mes esam sveiki, profilaktiniam patikrinimui, tai būtent parėja irgi iš Skandinavijos visi šitie dalykai. Ir ne veltui yra posakis, nori būti sveikas, tai investuok į savo sveikatą. Ir kada mes kalbam apie wellness, mes galim puikiai sujungti su Oriflame kompanija, kuri daro viską, kad produktai būtų kuo natūralesni, kuo sveikesni ir taip darytų naudą didžiausią žmogui. Kaip tik, kalbant apie natūralumą, šiandien gavau iš jūros laišką, kuriame ir ne tik iš jūros, ir Facebook'e jau perskaitė mūsų rusai draugai, irgi jau pasidalino, ir Katrina Lagbarov jau pasidalino, kad 7 lapkričio, reiškia lygiai čia prieš 2 dienas, Oriflame kompanijai buvo įteiktas apdovanojimas kaip geriausiai kompanijai natūralių wellness produktų srityje. Mes gavom tokį apdovanojimą. Tai iš tikrųjų labai džiugu ir mes labai tuo didžiuojamės, kad pas mus tikrai yra patys geriausi ir natūraliausi produktai. Ir jūs turite iš tikrųjų garsiai apie tai kalbėti ir pasakoti savo draugam, raskite informaciją, turėkite sertifikatus, kad galėtumėt pagrįsti savo nuomonę ir tuo pačiu patys jausti stipriau kalbėdami apie wellness produktus. Progresyvumas, šitą skaidrę dedu dėl to, kad mes visada suprastumėm, kad tie produktai, kurie yra sukurti prieš 20 ar 30 metų, jie tikrai su laikmečiu jau nebeina kojo kojon, ir jeigu pas mus wellness atsirado tik tai prieš 7 metus, tai galim drąsiai teigti, kad tai yra patys progresyviausi produktai. Tai yra produktai, kurių yra užpatentuotos formulės. Produktai, kurių atlikti visi klinikiniai tyrimai. Nes Oriflame kompanija būtent tai ir daro nuo pat pradžių. Pirmiausia, registruoja kompaniją, tada atlieka visus tyrimus ir tada mums duoda jau gatavai paruoštą produktą, kurį galim mes drąsiai siūlyti savo klientam. Labai džiaugiuosi, kad čiate rašotės, kaip jūs naudojate. Tikrai dalintis mums reikia labai. Ir svarbiausia turėti savo istorijas. Etiškumas kompanija irgi užima vieną pagrindinių tokių vietų. Ir tai yra iš tikrųjų labai etiški produktai. Visų šitų produktų klinikinius tyrimus jie nebuvo nei vienas bandomi ant gyvūnų. Tai buvo žmonės savanoriai, kurie
Kai kurie jų ir dabar liko, kiek žinom, naudoti wellness produktus, nors jie nėra Oriflame kompanijai, bet būtent jų dėka ir atsirado šitie produktai. Ir kada mes naudojam šitus produktus, tada mes ir turime istoriją. Ir pagrindinė priežastis, dėl ko aš pasakoju šiandien jum apie wellness, tai yra tai, kad prieš 7, jau beveik 8 metus, kada atsirado wellness produktai, aš buvau viena pirmųjų naudotojų, viena pirmųjų tų bandomų, kaip aš sakau, triušių, kurie gavę šitus produktus tikrai pradėjo naudoti. Ir šiai dienai aš turiu savo istoriją, dažnai šiandien jos nepasakosiu dėl laiko stokos, bet savo prezentacijose, kada žmonės būna, mes tas istorijas pasakojame ir jas reiktų pasakoti, nes būtent istorijos daro patį didžiausią efektą. Taigi, nuo ko viskas prasidėjo? Nuo šitų 2 gražių žmonių, tai vienas Robertas Sofjoknikas ir kitas profesorius Tikstinas. Ir, kaip sakau, laimingo atsitiktinumo dėka šie žmonės susitiko ir jiem turim dėkoti, kad mes turim tokius puikius produktus. Tai Robertas Sofjoknikas vienas iš žmonių, kurie yra labai didelis altruistas ir, kiek žinau, tai jis pirmasis bandė kokteilius profesorius Tikstino ir gana ilgą laiką bandė ir tik vėliau jie sumušė rankom ir būtent Roberto Sofjokniko dėka, jo finansavimo dėka buvo atlikti visi klinikiniai tyrimai, bet už tai mes turim išskirtinę teisę šitus produktus naudoti ir, aišku, juos parduoti. Didžiuokimės tuo, kad kitose kompanijose tokių produktų neturim. Aš esu labai, tas, kas buvo pas mus wellness seminare, kai buvo atvažiavusi Elena Novikova, tikrai žino, ten buvo palyginamosios lentelės ir drąsiai mes galim sakyti, tai unikalūs produktai, tokių produktų kitose kompanijose nėra. Labai paprastai. Tiek astaksantino tokio nieks tikrai neturi, tiek kokteilio ar sriubos irgi nieks neturi. Dėl multivitamino aš nesiginčysiu, jų įvairiose kompanijose yra, bet vėlgi mes galim sakyti, kad pas mus jie yra kuo natūraliausi, kiek įmanoma natūraliausi ir juos mūsų organizmas labai gerai įsisavina. Prieš 10 maždaug metų, daugiau net negu prieš 10 metų buvo pradėti atlikti bandymai Gelosos tyrimų centre ir būtent pirmiausia buvo sukurtas kokteilis profesoriaus Tikstino tiem žmonėm, kurie prieš širdies persodinimo ar plaučių persodinimo operacijų. Kada žinom, kada imuninė sistema numušta iki 0, tikrai žmogus negali jokių vitaminų per daug naudoti ir kokteilis yra sukurtas kaip produktas, kuris natūraliai sustiprina organizmą. Ir viena tokių labai garbių svečių, kuri važiavo pati degustuoti kokteilio, tai yra Švedijos karalienė Silvija, kas irgi yra labai džiugu. Aš visada pabrėžiu, kad kompanija bendradarbiauja su Švedijos karališka šeima, kad mes esam pasaulinio vaikų fondo įkūrėjai, kad mes remiam vaikus, nes tai labai etiška kompanija, tai kompanija humaniška, kaip ir visi švedai. Tiesa, kalbant apie Švediją, dar norėčiau pasakyti, kad šiemet aš visai neseniai radau straipsnį, kur Švedijos premjerministras pasakė, kad Švedija bus pirmoji šalis, kurioje visai nenaudojamas nafta ir kurioje visur bus naudojama iš atsinaujinančių šaltinių. Jau dabar Švedijoje nėra šiukšlynų, nėra atliekų sąvartynų jokių, nes jie tiesiog visas atliekas perdirba ir rūšiuoja, perdirba ir tai yra šalis, iki kurios, sakykime, mums tai yra iš tikrųjų toli gražu, mes turim į ką lygiuotis ir mes džiaugiamės, kad mums skirta bendradarbiauti su šita kompanija. Kada kalbam apie produktus, tai yra, mes turim galybę tikrai daug sertifikatų, geros gamybos produktų, klinikinių tyrimų ir taip toliau. Ir visus juos galim tikrai turėti internete, man atrodo, yra ir jeigu nėra dabar, tai gal kažkas seniau
buvo ir kainos. Aš šiek tiek žiūriu apie kainą, aš biškai vėliau apie kainą pašnekėsiu ir ką reikėtų atkreipti dėmesį šitus produktus parduodant. Kada mes kalbam apie mūsų sveikatą, kad žmogus būtų sveikas, švedai jie rėmėsi kiniečių, Kinijoje, Pekino universitete apie 30 metų buvo vykdomi tyrimai ir tai yra pats seniausias tyrimas apie sveiką gyvenimo būdą, koks tik yra visame pasaulyje, planetoje atliktas ir būtent su šituo tyrimu yra susiję švedai. Jie bendradarbiauja su Pekino universitetu, o Pekino universitete buvo tyrimo objektas Okinavos salos gyventojai, kur yra pasaulyje daugiausiai 100-mečių žmonių, kur žmonės tikrai ilgiausiai gyvena. Ir buvo tyriama jų gyvenimo būdas, kadangi ir Jelosios tyrimų centre įsikūrusi gyvenimo mokslo bendruomenė, kur yra tyriama mitybos įtaka žmogaus ilgamžiškumui ir sveikatai. Ir būtent Japonijoje švedai žiūrėjo, o kaip tie žmonės gyvena, ką jie veikia, koks jų gyvenimo būdas, ne tik ką jie valgo, bet kaip jie iš esmės gyvena, kuo užsiema. Ir buvo išsiaiškinta, kad žmogui, jeigu jisai nori ilgai ir kokybiškai gyventi, reikalinga gauti iš maisto tam tikrus, ir čia yra tie visi 8 svarbiausi sveikatos elementai. Tai yra vanduo, tai yra baltymai, angliavandeniai, čia 7 surašyti, aš nepataisiau, bet šiaip jie yra 8. Tai yra vanduo, baltymai, angliavandeniai, riebalai ir skaidulos, ar ne, multivitaminai, mineralai, omega-3 ir antioksidantai. Ir būtent visi šitie svarbiausi elementai yra pas mus Wellness kataloge. Tiesiog jie suskirstyti į produktus ir kada žmonės manęs klausia, o ką man geriau naudoti, ar kokteilį, ar vitaminus, tai aš tada sakau, kurie jums svarbesni tie sveikatos elementai yra, tai jūs tos ir naudokit. Man jie visi svarbus, dėl to aš naudoju ir kokteilį, ir vitaminus, nes kokteilyje yra baltymai, angliavandeniai, riebalai ir skaidulos ir tą vandenį, kurį mes įpilam, kokteilį geriant, jis yra priskiriamas prie vandens, o ne prie, sakykime, kitų produktų. Arbatos mes irgi negalim priskirti prie vandens išgėrimo, nes arbata tai jau yra kas kita, visiškai kitaip medžiagų apykaita vyksta. O kokteilį, kada mes geriam, tai tas vanduo, kurį mes įpylėm, jis priskiriamas prie išgeriamo mūsų vandens kiekio. Ir baltymai, angliavandeniai kokteilyje ir sriuboje, ir riebalai ir skaidulos, sriuboje, kokteilyje ir batonėliuose. Yra 3 produktai, kurių šitie visi dalykai, į kuriuos įeina. Omega-3 multivitaminai, mineralai ir antioksidantai įeina į mūsų atskirus vitaminus arba į Wellness paką. Tai yra medžiagos, kurių mūsų organizmui reikalinga mažesniais kiekiais ir kurios tiesiog gyvybiškai būtinos mūsų organizmui. Jau dabar apie šitą skaidrę, kada aš kalbu, tai aš jums pasakysiu, niekada jau dabar nesiginčiu su žmonėm, kada jie sako, kad aš išsiauginu savo darže ir man užtenka. Labai paprastai, aš tada paklausiu rudenį, jeigu morką nukasėt, pažiūrėt, kiek joje yra vitaminų ir kiek joje vitaminų lieka, sakykime, sausio arba vasario mėnesį. Ir tam, kad mes gautumėm, pavyzdžiui, reikalingų, pas mus vitaminuose yra tokia medžiaga procianidinai, to procianidinų reikalinga kiekį, mums reiktų suvalgyti 3 kibirus obuolių. Niekada tiek nesuvalgyti. Vėlgi, tam tikrų vitaminų, jeigu mes atskirai pažiūrėtumėm, tai mums reikia suvalgyti tam tikrų daržovių labai daug, o mes jų tiek nesuvalgom. Jeigu kalbėti apie daržovės, kas buvo, yra netgi tyrimai atlikti, kad, sakykime, obuoliuose prieš 60 metų, jeigu ten vitamino C buvo apie 80% reikalingo kiekio, tai dabar jo yra tik 20%, reiškia jau 4 kartus sumažėja. Būtent dėl aplinkos, dėl užterštumo, dėl to, kad tie produktai yra visi purškiami ir visa kita, sunoksta labai greitai, ilgai laikomi, tų vitaminų tikrai tiek nelieka. Ir mes su maistu tikrai negauname tiek, kiek reikalinga mūsų organizmui.
Nenuostabu, kad tam tikrą laiką mūsų sveikata kaip ir gera, mes dar ir pasportuojam ir dar kažką, bet jeigu mes neaprūpinsim organizmo, po kiek laiko jis pradės šlubuoti. Atsiranda įvairiausių simptomų, tai nuovargis, tai galbūt peršalimo lygos, tai dar kažkas, tai streso labai daug gaunam ir visa kita. Ir tada mes matom, kad jau mūsų gyvenimo kokybė nėra tokia, kokia turėtų būti. Čia yra apie tyrimus gyventojų, tai net 90% žmonių nesuvalgo minimalios daržovių normos, o minimali norma tai yra nuo 500 iki 1000 gramų 8 rūšių skirtingų daržovių per dieną. Vaizduokit. Ten jau negana, yra daugiau tokių visokiausių tų principų ir 3 kart per dieną valgyti pilną grūdo, vienu žodžiu, košės ar į maistą įdėta pilnų grūdų. Mes tikrai jų nevalgome. 3 kart per dieną, sakykime, suvalgyti po šaukštą panašiai, o linų sėmenų, kad flavonoidų gautumėm realiai reikalingą kiekį. Irgi nedarome to. Ten praktiškai iš tų 8 principų, kokių laikosi Okinavos salos gyventojai, kurie yra surašyti pas mus Igelosios knygoje, aš jų šiandien nevardinsiu, bet jūs galite tikrai pasižiūrėti ir pasistudijuoti, kokie tie principai yra. Tai mes gal ten kokį vieną arbatos maždaug ir vandens išgeriam, tai tą gal dar šiek tiek ir laikomės, bet visų kitų tikrai ne. Ir vaikai iki 4 metų arba net virš 4 metų, netgi švedai darė tyrimą, buvo apie 1000 vaikų tyrimą ir ten buvo ištirta, kad tik tai 15, jiem duotas pilnavertis labai sveikas maistas ir tik tai apie 10-15% vaikų užteko vitaminų ir mineralų, gaunant pilnavertį maistą. O kuris iš mūsų vaikų suvalgo 400 gramų daržovių per dieną, turbūt nerastumėm tokio. Taip, kad dėl to ginčytis neverta ir mes turime tikrai puikius produktus, tiesiog reikia susipažinti su jais, tiesiog naudoti reikia ir tada, kada jūs naudosite, tuo pačiu jūs galėsite papasakoti apie juos savo grupės žmonėm. Užtenka vien tik tai su grupė. Įsivaizduokit, jeigu mes dabar žiūrim, kad, sakykime, ten 50-60 taškų užsakymo vidurkis, ar ne, grupėje yra. Įsivaizduokit, jeigu kiekvienas jūsų konsultantas pradėtų imti wellness produktą, nors vieną, užsakymo vidurkis iš karto iki 80 taškų pakiltų virš. Ir natūralu, kad tada atsiranda nauji pardavimai, naujos apimtis, nauji titulai ir taip toliau. Mes tikrai Lietuvoje neturim tiek žmonių ir nesam guminė šalis, kad mes galėtumėm švaistyti žmonėm į kairę ir dešinę ir nepapasakoti jiem, duoti tik tai tušą nusipirkti ir nepapasakoti apie wellness produktus. Tai yra mūsų darbas supažindinti žmonės su šitais gaminiais, parodyti, kaip pigiausiai jie gali juos naudoti. Ir jeigu žmogus nori, jeigu jis nori būti sveikas ir visa kita, parodykit, kaip kurti grupę, kad tada bent jau turėti 6-9%, kad wellness produktai nekainuotų tiek. Ir kokiegi tie yra mūsų wellness produktai? Visada pradedu nuo tų, kurie yra, kaip aš sakiau, labiausiai būtini mūsų sveikatai, tai yra tos pačios maistinės medžiagos, kokteiliai, sriubos ir batonėliai. Kokteilis yra pas mus turbūt sudėti, daug kas žinote, kokteilį sukūręs yra profesorius Tikstinas ir kuo ypatingas mūsų kokteilis, tai yra daug baltymų, žemas glikeminis indeksas, tai yra neriebu ir būtent angliavandeniai pas mus, kodėl verta jas naudoti, angliavandeniai yra lėtieji. Jie, kadangi cukraus kiekis kraujyje yra subalansuojamas, energijos mums labai ilgam užtenka ir mūsų fizinė sveikata keičiasi naudojant šitą produktą. Tiesiog atsiranda fizinė ištvermė, mes žymiai daugiau galime nuveikti, mums kraujotakos sistema susitvarko ir visi kiti dalykai.
Būtent dėl to, kad cukraus kiekis kraujyje nešokinėja. Ir natūraliai naudojant kokteilį ilgesnį laiką, aš puikiai atsimenu visus mūsų neigiamus atsiliepimus, kada sakydavo, aš geriu kokteilį ir man svoris tik tai auga. Tai šitoj vietoje aš sakau, visada reikia susižiūrėti savo dienotvarkę, pasižiūrėti, ar aš pakankamai judu, nes judėjimas tai yra neatskiriama sveikatos wellness gyvenimo būdo dalis. Ir subalansuoti savo mitybą šiaip jau ką valgome, o kokteilis tai yra papildoma priemonė, kurios dėka, kurią ilgą laiką naudojant, tiesiog, aš jums pasakysiu, susitvarko mūsų smegenis, kadangi cukraus kiekis kraujyje tolygus ir jis nešokinėjantis ir organizmas neduoda signalo smegenim kažko norėti. Natūraliai pradedi nebenorėti saldumynų kažkokių, natūraliai pradedi nebenorėti nesveiko maisto, norisi sveikesnių produktų. Bet tai nepasidaro per vieną dieną. Tai yra ilgo naudojimo rezultatas, kada tavo gyvenimo būdas keičiasi iš esmės. Ir iš ko jie yra pagaminti? 3 baltymai, kaip minėjau, tai yra žirniai, pienas, pieno išrūgų baltymas ir baltymai iš omega 3 ir 6 iš kiaušinių. Ankštiniai mes žinom imuniniai sistemai stiprinti, pieno išrūgų baltymas yra kaulam raumenims stiprinti. Ir čia jau aš jokioj knygoje jūs nerasite parašyta, bet iš savo, bent jau kiek žinau, pas mūsų ofise, kiek naudoja moteris wellness kokteilį, tai yra natūraliai, netgi ir svorį metant, neatsiranda ta liūlanti oda, ypatingai brandesniem moterim, kadangi yra pieno išrūgų baltymas, kuris yra raumenynui stiprinti. Ir tas poodinis sluoksnis jis natūraliai sustiprėja. Ir omega 3 ir 6 iš kiaušinių yra pas mus dėl to, kad vištos yra auginamos Vokietijoje, tam tikrose fermose, jos yra šeriamos ekologiškais pašarais ir jų sudėtyje tų pašarų yra labai daug lynų sėmenų, o iš lynų sėmenų yra omega 3 ir 6. Erškėtuogės ten yra gausu antioksidantų, vitaminų ir obuolių, matote, skaidulos, ląsteliena iš tam tikros rūšies cukrinių runkelių. Būtent skaidulinės medžiagos labai padeda virškinimą kokteilį geriant sutvarko. Neleidžia tose žarnyno kišenėse kauptis mūsų atliekoms. Ir iš tikrųjų žmonės, kurie, sakykime, kažkada sakė, kad turiu tuštinimos problemų arba šiaip kažkokių virškinimų problemų, tai pradėjus gerti kokteilį, visos tos problemos dingsta bemat po kelių dienų jau. Ir šitoj vietoj labai verta žmonėm sakyti, kad ir virškinimo sistemos darbas labai susitvarko. Tarp kitko, aš jau turiu ne vieną istoriją, kur žmonės su skrandžio opom geria mūsų kokteilį ir tikrai pasveiksta ir susitvarko žarnyno veikla ir visa kita. Taip, kad kokteilis tikrai yra tinkamas produktas, tuo labiau, kad vienoje porcijoje mes turime 7,5 gramo baltymų, 6 gramus angliavandenių, 1,5 gramo riebalų ir tik tai 65 kalorijos, būtent tiek kiekviename obuolyje. Ir mes dažnai diskutuojam, kad kokteilį kaip gerti, jeigu jūs norite tikrai svorio metimų, jums reikėtų jį prieš pusę valandos prieš pagrindinį jūsų maistą. Šiuo laiku moterim aš rekomenduoju ir aš pati propaguoju taip, kad valgyti prieš darbo pabaigą, sakykime, ar suvalgyti sriubą, ar išgerti kokteilį, nes tada mes galime ramiai nuvažiuoti parduotuvį ir apsipirkti ir vakare nesuvalgyti viso šaldytuvo, kol paruošim šeimynai pietus. Labai natūraliai tavo nėra tokio alkio jausmo ir tu natūraliai viską susitvarkai. Kuo ypatingas dar, būtent mūsų šita formulė, energetinės vertės mūsų formulė. Ir šitą aš atradau, kada čia dabar šiek tiek jau gal apie sriubas irgi pašnekėsim, sriubos pas mus yra, čia palyginamoji lentelė yra, kuo mes skiriamės nuo kitų kompanijų. Tai tikrai patentuota formulė. Matote, kitos kompanijos neturi. Patentuota formulė reiškia, kad niekas kitas tokio gaminio neturi. Žemas glikemijos indeksas irgi ne visos kompanijos. Tarp kitko, išsamei žiūrinėjausi Herbalife kokteilius, tai ten yra apie 200 kalorijų kokteilis, tai kur 65, kur 200, tai 3 kart didesnis kaloringumas. Atlikti klinikiniai tyrimai, tai daugelis turi.
tik tai natūralūs aromatizatoriai. Mūsų kompanija yra ypatinga ir apdovanojimą mes gavom už tai, kad pas mus yra natūraliausi šitie produktai. Omega-3 didelis kiekis, tik tai pas mus yra. Ir kaip žinom, omega-3 reikalinga nuo pat gimimo iki pat brandžios senatvės. Ir jeigu mes nevalgome šaltųjų vandenų žuvies, iš niekur kitur mes negalime gauti omegos-3 kaip tik tai iš kokteilio arba iš mūsų kapsulių. 3 proteinai irgi labai suretai sutinkamas derinys, nes būtent tie 3 proteinai ne šiaip savo ten išrūgų baltymas, ankštiniai ir sakykime, ir kiaušinio baltymas. Būtent sąveikaudami tarpusavyje duoda patį didžiausią efektą. Ir mokslininkai būtent dėl to dirbo. Arčiau prie mikrofono pabandysiu. Prie mikrofono arčiau. Taip tik natūralūs klientai. Taip pat apie sertifikatus visus aš jau čia šnekėjau, norėjau apie energetinę vertę ir apie formulės mūsų. Kuo dabar sriuba mūsų ypatinga? Sriuba lygiai taip pat yra 3 baltymai, šiek tiek kitokie baltymai. Yra bulvių baltymas, yra švediškos saldžiosios bulvės baltymas, kuri yra žemo glikeminio indekso bulvė. Žinot, švedai netgi bulvių svetimų į savo šalį neleidžia įvežti. Griežtai draudžiama. Toliau yra soja, tikrai japoniška soja, Oriflame naudoja tik tai japonišką soją. Jeigu soja amerikoniška, mes negalim garantuoti, kad jinai yra nemodifikuota. Pas mus yra tik tai japoniška soja ir ankštiniai tai yra būtent imuniniai sistemai. Aš iš savo patirties, žinau, man sriuba labai patinka, aš sriubą praktiškai beveik kasdieną valgau šitą, tai yra labai sotu, žymiai sočiau, man bent jau tai sočiau negu kokteilis ir aš saldžiai nelabai mėgstu, tai sriuba man tinkamas produktas, plus tai yra šiltas produktas ir tu ne tik tai energijos turi ir kada aš čia, kadangi vien tik konsultantai turbūt prisijungia, tai kada aš prezentacijas vedu, aš labai dažnai išgirstavo klausimą, tai aš išsiverdu namie sriubą ir aš neturėdavau ką pasakyti tokiem žmonėm. Tada, žinot, aš pradėjau kulinarijos knygas studijuoti ir būtent ta energetinė vertė, čia ne ta skaidrė dar yra, nesvarbu, biškį šiek tiek papasakosiu, bet ta energetinė vertė produktų, kokia yra pas mus, ta formulė baltymų, angliavandenių ir riebalų santykis, tokį santykį išgauti praktiškai namuose verdant neįmanoma. Nes jeigu aš pažiūrėjau, kad baltymų ten būtų apie 10 gramų baltymų, tai tokioj sriuboj galite ir jūs atsiversti tiesiog ir pasižiūrėti knygas vienos porcijos energetinė vertė kokia yra. Tai tada gaunasi, kad angliavandenių jau ten apie 30-40 gramų ir riebalų jau irgi ten apie 10 gramų yra. Tuo tarpu, kaip pas mus, 10 gramų baltymų, ten yra 5, aš tikslių ten skaičių nežinau, 5 su kažkiek tai gramų angliavandenių ar 7 ir tik tai 1 kablelis kažkiek tai riebalų. Būtent santykius labai yra geras ir kuo ypatinga šita sriuba, tai yra tik tai augalinės kilmės baltymai. 3 baltymai sąveikiauja tarpusavy ir jie tik tai augalinės kilmės. Jūs galite vegetaram, veganam siūlyti ir tai yra iš tikrųjų labai, labai gerai, nes būtent baltymai yra pagrindinė statybinė medžiaga organizme mūsų. Jeigu organizme trūksta baltymų, mes galim vitaminų gerti kiek norim ir sako, aš geriu vitaminus, bet sergu ir sergu. Ir aš tada tokio žmogaus klausiu, o kaip jūs maitinatės? Kiek maždaug baltymų suvalgote per dieną? Ar sekate, kiek jūs baltymų suvalgote? Nes jeigu baltymo trūksta organizme, vitaminai jie kaip atėjo į mūsų organizmą, taip ir išeina. Jie neįsisavina. Šitas yra labai svarbu ir į tą atkreipkite dėmesį. Kas yra glikemijos indeksas, turbūt jau čia man nelabai reikia aiškinti.
Tai labai galima pajusti gerai, vaikus pasikviečiam į gimtadienį, ar ne? Dažniausiai saldumynų stalas ir vaikai pripuola, greit privalgo ir tada prasideda užėsys, cukraus kiekis skaigiai pas juos užkyla, energijos visi turi, tai aš sakau, jeigu namas, tai būdavo susikviečiu gimtadieniui, tai galėtų aukštinkojam atversti ir kažkokio greitai, visiškai pusvalandį ten, jeigu jie ar ne, po kiek tai laiko nuščiūva viso ir visi prie stalo ir vėl ieško, kuo čia saldaus skanaus paėmus. Reiškia, cukraus kiekis kraujo užkyla, energijos labai daug, bet jis lygiai taip pat greitai krenta ir vėl smegenys duoda signalą, kad organizmui kažko reikia ir vėl cukraus kiekis kyla. Kada mes gyvenam pagal šitokią sinusoidę, mes vis norim užkandžiauti, natūralu, tada riebalai neįsisavina jie ant mūsų čia visur, ar ne, ir nutukimas ir visi šitie dalykai, tai yra paskiau tiesiog pasiekmė. Tai jeigu mes sugebame cukraus kiekį subalansuoti savo organizme, bevalgydami mitybą ar, sakykime, ar su šitais produktais, mes pradedam per kiek tai laiko visiškai kitaip maitintis. Ir kuo ypatingi dar mūsų produktai, tai dėl to, kad jeigu mes ir suvalgysim, sakykime, po kokteilio kažkokį aukšto glikeminio indekso produktą, kokteilis jį subalansuoja, tą cukraus kiekį kraujyje ir neleidžia užkilti tiek. Turiu klausimą, ką daryti, kad vėlai apie 18 val. Nejaustų alkio? Jeigu jūs pasižiūrėtumėte į Gelosos knygoj Matthew Polo dienotvarkę, tai po 6 valandos jis visą laiką valgė. Bet turim žiūrėti, ką valgome. Vakare reiktų valgyti ne vaisius, o daržovės. Vaisiai eina iki pietų. Čia jau vėl visai kita tema ir visai kita filosofija. Aš jums rekomenduočiau kokią 7-8 valandą suvalgyti porciją sriubos. Jūs tikrai nenorėsite nieko daugiau, o sriuba duos tik tai 100 kalorijų. Ir tikrai nuo to ne. Aš ir pati mėgstu vakare pavalgyti ir grįžus iš darbo aš visada valgau. Tiesiog aš pasistengiu tada galbūt vakarieniai išvažiuodama suvalgyti sriubos, o grįžus salotos kažkokios, tai labai mėgstu daržovės, tai mes vakare ar su brokoliais, ar šiaip žalių kažkokių daržovių, tai galite mėsos gabaliuką pasiimti, tikrai jums nuo to svoris tikrai nepriaugs. Vėlgi reikia žiūrėti, jeigu valgom daržovės su mėsa, tai tada neimkime bulvių, neimkime duoną valgykime atskirai. Būtent produktų derinimas irgi jis duoda. O riešutų tikrai vakare nereiktų, nes jie apsunkina skrandį ir virškinimas tokių produktų tikrai nereiktų. Tarp kitko, Gelosai, kada mes buvom, tai mums ir sakė, kad riešutus reikia valgyti dieną. Ir laiks nuo laiko jie ten padėti indukai ir eidami pasiima po vieną, po kitą riešutą, bet nevalgyti iš karto saujos ar ten daugiau. Būtent po nedaug. Viskas ir yra nedaug. Aš visiems siūlyčiau pasiimti Gelosos knygą ir jūs tikrai suvoksite, kaip iš tikrųjų reikia sveikai maitintis. Nes ten yra visiems gyvenimo atvejam. Apie velnės sriubą aš sakiau, kad 10 gramų baltymų, 11 gramų angliavandenių, šiek tiek suklydau ten ir 1,5 gramo riebalų. Bet tai yra iš tikrųjų labai gera sudėtis. Na ir kodėl unikalus, tai sukurta pirmaujančių Švedijos mokslininkų 100% natūralus. Būtent apie sriubas, kokteilius mes galime apie batonėlius pasakyti, kad tai yra 100% natūralūs produktai. Pagaminta Vokietijoje iš sertifikuotų daržovių. Mes turim geros gamybos produkto sertifikatą. Geros gamybos produkto sertifikatas reiškia, kad nuo augalo pasodinimo žiūrima, kokie tai augalai naudojama ir ingredientai visi ir galutinis produktas. Reiškia, nuo pat pirmos instancijos iki pat paskutinės. Reiškia, jeigu kažkokie tai ingredientai, ar tai aliejai, ar ten, sakykime, omega kiaušiniai, tai nuo pat jų atsiradimo yra produkto. Sekama, kokia jų kokybė yra. Apie Matthew Polą aš jums sakiau, įsigykite Wellness receptų knygą, aš ją naudoju. Fantastiški receptai, labai skanus receptai, labai sveiki receptai. Valgydami šitokį maistą, jūs ir pradės norėsite visiškai kitaip maitintis.
ne šiaip sau Matthew Paulas šitiek laiko gyvena Gelosoje ir kūrė būtent šitus receptūras. Nes žinot, kada švedai su kiniečiais pradėjo į japonus ten tyrinėti, jie nuvažiavo į Okinavos salą, parsivežė visas receptūras ir sugalvojo, kad jie švedus maitins japoniškais patiekalais ir švedai tada ilgai gyvens ir bus labai sveiki. Pasirodė, kad švedam mamos mėsos kukuliukai žymiai labiau prie širdies, negu kad japoniški sušiai ir visokie kitokie tie patiekalai. Ir būtent Matthew Paulo dėka, būtent visi sveiki receptai, japoniški receptai, jie buvo adaptuoti švediškam skoniui. Ir būtent tai yra mums labai priimtina. Todėl Wellness receptų knygui sudėti tikrai tie receptai, kurie mūsų skoniui yra labai prieinami ir kurie yra mums labai skanus. Ir rekomenduoju išbandyti, mes esam buvę ir sodybo ir vieną kartą darėme laivų plaukiam, tai darėme būtent tą žuvies siurprizą. Buvo fantastika, nes žmonės tiesiog klausė, kaip jūs tokį patiekalą padarėt gamtoje ir čia nieko nėra, čia nei sviesto, nei to nėra. Viskas buvo natūralu, be jokių papildomų ingredientų. Fantastiški pietus. Wellness, aš pakalbėsiu šiek tiek apie šitus visus dalykus, kai ateis laikas, kai mes kalbėsime apie wellness vitaminus. Suprantat, wellness produktai tai yra maistinės medžiagos, tai yra priedas prie mūsų maisto, ko mes negauname. Tai reiškia, jeigu mes norim pilnavertiškai gyventi kiekvieną dieną, mes juos galim naudoti kiekvieną dieną. Jeigu mes galim sau leisti, taip ir darykime. Kokteilį arba sriubą arba batonėlį kiekvieną dieną suvalgykite. Pasirinkit vieną iš 3 produktų arba tik tai vieną produktą naudokite. Nesvarbu, ką jūs darysite, svarbu, kad tai nauda bus jūsų sveikatai. Ir tikrai šiaip apie sveiko gyvenimo receptus, aš šiandien žinokite, jeigu aš pradėsiu plėstis šitus dalykus, jūs klauskite apie wellness produktus manęs klausimų, tai aš tada jūs pakonsultuosiu, gerai? O šiaip apie lašišos ir kiaušinio valgymui tarpus, tai reiktų klausti pas dietologus. Va. Matot, apie vitaminus. Kada mes kalbam apie vaikų vitaminus ir vaikų omega-3, pats svarbiausias dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kuo mūsų vitaminai ir omega-3 skiriasi nuo tų, kurie yra vaistiniai, tai yra būtent, kad pas mus nėra jokių chemikalų, jokių cheminių medžiagų. 13 vitaminų, 8 mineralai, saldiklis, kur yra rekomenduojamas vaikams odontologų ksilitolis, nes jis stiprina vaikų dantukus, ir apelsinų ir citrinų aliejaus ekstraktas. Būtent aliejaus ekstraktas, tik tai skonis yra, jis yra nualergizuotas. Ir aš turiu, kaip tik visiškai neseniai pas mane ėmėsi omega vaikiška mama, kurios abidvi mergaitė ypatingai alergiškos viskam ir geria mūsų skystus vitaminus ir jinai vėl užsisakė ir sakė labai gerai. Ir nors aš visą šitą žinojau, kad bus viskas gerai, nes mūsų ypatingai švarus yra ypatingai omega-3 švari, o vitaminuose tikrai nėra jokių aspartamų, kas yra paprastai dedama. Kodėl dedama? Todėl, kad yra didesni kiekiai vitaminų, o vaikui galima nedaugiau 50% dienos norma. Reiškia, jeigu didesni kiekiai, organizmas turi juos perteklių išvaryti iš organizmo. Dėl to į vitaminus yra dedamas tokios medžiagos kaip aspartamas, kur skatina skysčių išvarimą iš organizmo, o su skysčiais kartu išeina ir vitaminų perteklius. Taigi pas mus to nėra, kadangi yra rekomenduojama Švedijos mokslininkų ir ES sveikatos organizacijos. Ir žinot, aš jums pasakysiu, mūsų vitaminus kūrė Thorn Lindbergas, yra švedų gydytojas pediatras, vadinamas pediatrijos tėvas. Jis yra pats išauginęs 14 nuosavų vaikų. Ir jisai pasako, kad pirmieji bandomi triušiai, tai būtent jo vaikai buvo šitų vitaminų. Ir jisai savo vaikam pirmiausia kūrė šitus produktus. Taip kad, žinot, kada mes savo vaikam, mes kūrėme patį geriausią produktą, ar ne? O
O šitie produktai tikrai, vat, būtent, kada mes pradedam įsigilinti, o kur šaknis šitų produktų yra, kokie mokslininkai juos kuria, mes galim suprasti, kokios kokybės tai yra produktai. Kalbant apie vaikišką omega-3, labai trumpai noriu pasakyti, tai yra ypatingai gryni žuvų taukai. Aš turiu tokią istoriją, man skambino, žinot, telefonu pardavinėja omega, ar ne? Ar žinot, ar kam nors skambino telefonu parduoti omega? Aš labai tvarkingai išklausiau prezentaciją, berniukas labai gražiai papasakojo visą kitą ir nuo kelių metų, jūs neužduokit tokių klausimų nuo kelių metų, viskas yragi parašyta ant priekio produkto, aš jums geriau rimtesnius dalykus papasakosiu, jie yra katalogė visi šitie dalykai. Tas berniukas papasakojo, kokia ten pas juos gera ta omega, visa kita, daugiausia ten yra omega 6 ir 9. 6 ir 9 pas mus ir taip yra perteklius, nes mes gaunam jų iš maisto. Pagrindiniai, kas mums labiausiai reikalinga, tai omega-3. Ir būtent jos yra dabar stoka. Tai omegos 3, va tuose telefonų, ten yra 393 gramai, miligramai kapsulėje. Tai tuo tarpu, kai pas mus yra apie 1380, ten koncentracija būtent omegos 3. Tai yra 4 kart bent jau daugiau. Galim suprasti. O šiaip apie vaikiškus vitaminus noriu pasakyti tiek, kad Ukrainoje buvo atliktas šią vasarą tyrimas Ukrainos pediatrijos, ginekologijos ir akušerijos institute. Ten Oriflame lyderiai nuvežė mūsų vitaminus, labai gražiai apie juos papasakojo profesoriui Ščedrinui ir paprašė, kad jis rekomenduotų, kad Ukrainos sveikatos organizacija oficialiai rekomenduotų vaikams. Ir jisai taip, aišku, papasako, kokie jau ten mūsų tie geri omega-3. Ir jisai sakė, gerai, aš papasakosiu, jeigu jūs sutiksite atlikti tyrimą. Ir Niklas, mūsų buvęs generalinis, jisai davė tiek omegos, tiek, kiek reikia vaikams ir vaikai buvo tyriami. Kiekvieną dieną buvo žiūrimas jų elgesys, elgesio pasikeitimai ir kas savaitę buvo atliekami jiem visi kraujo tyrimai. Ir žinote, po mėnesio laiko rezultatas buvo stulbinantis. Šita organizacija, Kijevo sveikatos pediatrijos ginekologijos institutas oficialiai dabar rekomenduoja Oriflame omega-3 vaikam. Ir jisai sakė, žinot, labai daug kompanijų buvo pas mus atėję prašyti, kad mes rekomenduotume, bet nei viena kompanija nesutiko atlikti tokio tyrimo. Tik tai Oriflame'as išdrįso atlikti šitą tyrimą. Didžiuokimės, omega-3 pas mus iš tikrųjų, tai yra 5 pakopų valymo sistema. Mes išgaunam omega iš ančiuvių ir sardinių. Tai yra žuvis, kurios mažiausiai kaupia savyje toksinių medžiagų. Tai yra labai švariai išvalyta, tik iš pilvaplėvės išimti. Tai nėra žuvis presuojamos visos, kur su visom kepenim, su visais žarnom viskas spaudžiamas aliejus. Jos yra darinėjamos ir tik tai iš pilvaplėvės yra išimami tie pačios aukščiausios kokybės žuvų taukai. Jie yra 37% koncentracijos, būtent tiek, kiek mūsų smegenų veiklai reikalinga. Nes mūsų smegenys tai yra drebučiai tokie, kuriuose omega-3 būtent pagrindinę dalį užima. Todėl ir sakoma, kad vaikams nuo pat gimimo ir iki pat brandžios senatvės visiems žmonėms reikalinga mums omega. Tai ne tik smegenų veiklai, širdies kraujagyslių veiklai, tai yra sąnariam, tai yra odai, viskam reikalinga. Praktiškai kiekvienas žmogus turėtų ją naudoti. Tai prašo, kad nuo 3 metų, bet galima drąsiai duoti ir mažesniem. Tiesiog pagal ES organizacijos reikalavimus mes yra suvienodinta, kadangi daugelie šalių yra pardavinėdami būtent šitas amžius. Mes, aš nežinau, pačios duodam labai drąsiai ir viskas čia yra gerai. Kalbant apie batonėlius, aš per daug neįsiplėsiu apie batonėlius, tai yra maistinės medžiagos, kaip minėjau, baltymai, angliavandeniai, riebalai, skaidulos, lygiai taip pat yra 3 baltymai, 4 grūdų batonėliai, 100% natūralūs, kuo ypatingi mažai kalorijų, 153 kalorijas. Jeigu mes pažiūrėtumėm kitų batonėlių kaloringumą, jis yra žymiai didesnis. Ir tai yra žemo glikeminio indekso produktas. Tas produktas, kurį valgyti ir saldu, ir sveika, ir tik tai natūralūs tie visi, jeigu kakavos pupelės ir uogų, granatos uogos ir kopūstpalmių uogos.
Man tai jos labai panašios tos kopūstsvalnio uogos aliejinių į mūsų juodosius serbentus, bet gal čia ne tos uogos, nežinau. Baltymai, soja, žirniai ir išrūgos, grūdai, miežiai, kviečiai, ryžiai, avižos, matot, patys reikalingiausi mums grūdai ir tikra kakava ir uogos. Tai vienam batonėlį yra tiek skaidulų, kiek avižinių dribsnių porcijų, tiek pat baltymų, kiek omletė, tiek pat riebalų, kiekviename šaukšte augalinio aliejaus ir angliavandenių, kiek apelsinė, ir kalorijų tiek pat, kiek ir saujų riešutų. Tai va, jeigu norit saujų riešutų valgyti vakare, tai geriau pasiimkit batonėlį ir suvalgyti bus žymiai naudingiau, nes saujų riešutų tiek maistinių medžiagų tikrai nerasite. Baltymų yra 8 gramai, angliavandenių 18 ir riebalų yra 4 gramai. Tai yra iš tikrųjų labai gera. Na, jeigu kalbant apie mūsų nutrikompleksą palūkam ir nagam, tai žinote, tiek, kiek jūsų yra visi prisijungę. Jeigu visi šį katalogą pasiimsite 3 mėnesiam, nes yra labai gera akcija, metus laiko nebuvo tokios akcijos. Vietoj 19,90 yra 15,99. Ypatingai aš rekomenduoju tiem žmonėm, kurie dabar yra reaktyvacijos kompanijai, nes jiem iš viso išeina pakuotė 11,70 €, tai yra, nežinau, pigiau grybo. Ir būtent šitas nutrikompleksas, aš kaip tik ruošiau apie jį webinarą, dabar tai yra ypatingas produktas, nes unikali formulė, kurios jūs nesutiksite niekur kitur. L-lizinas ir L-cisteinas yra 2 pagrindinės sudedamosios amino rūgštys baltymo sudedamosios dalis. Didžiausia įtaka darančios būtent baltymų įsisavinime ir išskaidime mūsų organizme. Nes jeigu lizino ir cisteino trūksta, tai ypatingai mes galim jausti daug pasekmių. Obuolių ekstraktas procianidinas, jisai yra viena tų medžiagų, kuri neleidžia, ypatingai diabetikam rekomenduojama, kuri neleidžia kraujagyslių sienelėms skilinėti. Būtent, kada cukraus kiekis užkyla pas mus, cukrus praduria kraujagyslių sienelės ir matėm ypatingai pas diabetikus. Bet ir šiaip pas žmonės, kada trūksta akių kraujagyslės, ar ne, parausta akis, kada sutrūksta tiesiog apvelka akį ir būtent atsiranda šiaip kraujosruvos įvairiausios, tai rodo, kad labai susilpnėja kraujagyslės. Tai būtent obuolių procianidinas ir daro šitą darbą. Be to, obuolių procianidinas labai gerai įsisavinamas, kada sudėtyje yra geležis. Geležis padeda jam įsisavinti, o geležiai padeda įsisavinti vitaminas C. Taip, kad šita formulė vienas produktas kitą papildo. Ypatingai geras produktas, rekomenduoju šį katalogą pasinaudokit, pasiimkit 3 mėnesiam, gausis labai geras užsakymas ir jūs sutaupysite nuo 4 pakuočių po 4 €, tai yra 16 €, nei daug, nei mažai. Kursas rekomenduojamas 3 mėnesiui, kadangi tai yra gydomasis produktas, 3 savaitės reiktų daryti pertrauką. Pertraukos galite nedaryti tada, kada šitą produktą labai rekomenduojama tiem žmonėm, kurie ypatingai brandesniem žmonėm kraujagyslių sienelėm, nes ne tik procianidinas, bet ir lizinas irgi tą daro. Tai būtent dėl jų naudoti, kad sustiprinti, kad kraujotakos sistemą, smegenų veiklą mūsų pagerinti. Būtent šitas kompleksas padeda, bet tada reiktų naudoti po 1 tabletę. Ir galima tada ir nedaryti pertraukos, nes tiesiog mažesnis. Brandiems žmonėms 2 tablečių nereiktų naudoti, nes gali atsirasti galvos svaigimas. Per stipriai tas kraujagyslės gali būti išplėstos. Va. Ir kada aš pakalbėsim apie kainą vėliau, tai būtent apie kainą aš kalbu, kada mes kalbam apie wellness paką. Wellness pakas yra tas produktas, kuriame yra tos trūkstamos multivitaminai, mineralai, omega ir antioksidantas. Tai multivitaminai, mineralai, žinot, kada buvo daromi tyrimai ir kodėl juos galima naudoti kiekvieną dieną igelosui. Tai buvo tyriami žmonės ir jiem duodamas ne veltui igelosui yra virtuvė, ten gaminami labai sveiki patiekalai. Yra pilnavertė mityba ir žmonėm, kada buvo daromi tyrimai, būtent buvo duodamas maistas, prieš valgant padaromas kraujo tyrimas, paskiau po pusvalandžio, po valandos ir po 2. Ir tiesiog buvo žiūrima, kaip
keičiasi kraujo sudėtis, kaip vitaminai organizme yra įsisavinami. Ir pagal tai ir mūsų sudėtis yra sustatytos. Tiek, kiek mes iš maisto nedagauname, sudėta pas mus wellness paket. 12 multivitaminų, 7 mineralai. Ir kadangi jų yra nedideliais kiekiais, nedaugiau 100% dienos norma, kai kurių yra mažiau, kurių tiesiog ir mes gauname iš maisto daugiau, todėl jie yra labai gerai įsisavinami. Ir organizmas juos, tą vitaminą C, sakykime, atpažįsta lygiai taip pat, kaip mes suvalgytumėm apelsiną, pavyzdžiui, tikrą. Ar ne? Apie omega-3 aš jau daugmaž šnekėjau, jų sudėtis ten panašiai yra, praktiškai nelabai kuo skiriasi nuo vaikiškų, tiesiog yra suaugusiem kapsulėm. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad kapsulės rekomenduojama dienos norma yra 2 kapsulės, tai yra 1 gramas ES organizacijos. Kada mes duodam vaikams skystus, ten reikalingi vaikams reikia 5 gramų. Ir omega rekomenduoju, kad jeigu, sakykime, žmogus turi kažkokių tai patologijų, širdies, kraujagyslių ir sąnarių, tai jam geriau būtų naudoti papildomai arba šalia šitų arba atskirai skystą omega, nes skystą omega pas mus galima daryti prenumeratą, taip mes sumažinam kainą ir praktiškai beveik ta pati kaina išeina, gaunant 5 gramus, tiek, kiek mes valgytumėm 2 kapsulės 1 gramą. Beveik ta pati kaina išeina. Taip, kad jeigu yra brandesnis žmogus, tai aš savo mamai, pavyzdžiui, tai aš duodu skystą omega, jinai geria skystą omega. Va. Ir pati ypatingiausia medžiaga mūsų visame, sakykime, šalia kokteilio, visame mūsų wellness kataloge, tai yra astaksantinas. Tai yra medžiaga, kurią išgauna švedai išskirtinai, kuri auga Švedijos archipelago salyne, šitie dumbliai. Astaksantinas yra gaunamas iš rudųjų dumblių. Dar astaksantinas yra išgaunamas Amerikoje, Havajų, kiek aš žinau, salyne, ten irgi auga tie patys dumbliai ir Amerikoje yra pradėtas išgauti anksčiau astaksantinas. Senais laikais, sovietmečių, sportininkai astaksantiną veždavosi iš Amerikos, bet gaudavo jį tik olimpiečiai ir jis buvo aukso vertės. Dabar mes turime unikalią galimybę astaksantiną gauti iš Švedijos, tai yra labai stiprus antioksidantas. Lyginant su vitaminu C, astaksantinas stipresnis 5000 kartų. Jo ypatybė pagrindinė ta, kad jis niekada nesioksiduoja. Jis visada kaip antioksidantas. Mes žinom, jeigu vitamino A per didelis kiekis, jis kepenyse kaupiasi, oksiduojasi, gali sukelti vėžinius susirgimus. Tai astaksantinas turbūt vienintelis iš antioksidantų, kuris niekada nesioksiduoja. Jis pasiskirsto tolygiai mūsų organizmą, suriša mūsų ląsteles ir stabdo ląstelės senėjimą. Dėl to tos moteris oriflėjime, kurios naudoja wellness paką jau seniai, jos tikrai labai gerai atrodo, jos nesensta, mes gaunam tikrai ir jau matom jo didžiulę naudą. Nekalbant apie tai, kad ir oda gražesnė tampa ir omega-3 sąveikoje su astaksantinu naudojant ilgą laiką mažina uždegiminius lėtinius procesus. Tai yra labai svarbu, dėl ko pasidaro žymiai švaresnė už odą. Mes galime netgi drąsiai siūlyti žvynelinės gydymui žmogui naudoti, o mūsų omega-3 ir astaksantiną. Tik tai turim pasakyti, kad rezultato greito niekur nebus. Taip, kaip liga po truputį atsiranda, lėtinis susirgimas lygiai taip pat jis ilgai, kol jis dingsta. Bet viena kapsulė astaksantino maistingumu praliksta lašišos kepsniui, o šilauogių vienoj kapsulėje yra tiek, tarsi mes suvalgytumėm 1,5–2 kg šilauogių. Įsivaizduokite. Tikrai per dieną tiek nesuvalgysim, aš ir pati savo darže turiu šilauogių ir ne vieną ir ne 2 krūmus, pas mane kokius 15 krūmų turbūt pasadinta ir ten gerokai veda, bet aš tiek tikrai nesuvalgau jų. Taip, kad drąsiai astaksantino galim perdozuoti, jeigu mes valgysim 12 kapsulių per dieną ištisus metus, tai po metų jau bus tikimybė, kad mes galim perdozuoti. Drąsiai galim rekomenduoti šitą antioksidantą sportininkam, dėl to, kad jo atlikti dopingo testai. Šitas astaksantinas neutralizuoja pieno rūgštis raumenyse. Ir jis iš karto sugauna 2 laisvuosius radikalus ir neutralizuoja, o ne vieną, kaip visi kiti antioksidantai. Va. Jį geriausia rekomenduojama naudoti kartu su omega, nes tada jis turi žymiai didesnį poveikį.
Va, apie multi tik tai kuo jie skiriasi. Moteriškose vitaminuose daugiau geležies ir kalcio, folio rūgšties, o vyriškose magnio, seleno ir cinko. Vyram reikia atsistatyti po fizinių krūvių, o moterim kas mėnesį reikia geležies daugiau, kad nenusilptų mūsų organizmas. Va, tik tai tiek jie šiek tiek skiriasi. Va, o kalbant apie wellness paką, jeigu aš pasakiau, apie kainas pakalbėsiu, labai paprastai. Kodėl visada rekomenduoju wellness paką imti? Todėl, kad pigiausias variantas yra. Ir jūs labai visada pasiskaičiuokit patys ir paskaičiuokit savo klientam. Katalogo kaina 29,90. Mūsų kaina 24,90. Kiekvienam klientui aš pasiūlau prisijungti į grupę, registruotis, tada jis gausis mažesniem kainom. 5 eurai nuo vienos pakuotės sutaupimo. Jeigu mes pasidarom prenumeratą, padauginkime iš 3, gaunas ten apie 75 eurus, padalinam iš 4, tai pakuotės kaina tada apie 18 eurų. Tai nuo 29 iki 18 tai yra labai didžiulė ekonomija ir vienos dienos porcija išeina 88 euro centai. O astaksantino vieno, jeigu mes pirktume vienos kapsulės, dienos kaina išeina viena kapsulė 66 euro centai. Reiškia, už 22 euro centus mes gauname ir omega, ir multivitaminus, mineralus. Tai yra tikrai labai gera kaina ir dėl to mes visada parekomenduokim klientui darytis prenumeratą. Va. Nu ką, wellness pakas unikalus, jau čia nėra ką daugiau paaiškinti, tai yra visos reikalingos pagal ES organizacijos, 21 pakelis kiekvienai dienai, sukurta pirmaujančių Švedijos mokslininkų ir su astaksantinu. Tikrai niekas tokio antioksidanto daugiau neturi, galim didžiuotis ir galim sakyti, jūs jo niekur kitur negausite. Šiek tiek zepteris turi, bet ten yra visai kitoks, ten yra gyvulinės kilmės, jisai jau visai kitokia koncentracija ir lygintis jie su mūsų astaksantinu tikrai negali. Stiprina imuninę sistemą, stiprina širdį, mažina cholesterolio kiekį, nuovargį, išsekimą. Iš tikrųjų, aš jums žinokit pasakysiu, sportininkai pradėjo naudoti, jau po 3-4 dienų jie labai didžiulį efektą jaučia. Sako, net negaliu patikėti, kad šitaip gerai veikia. Va. Čia šiek tiek apie sportininkus. Pasaulio geriausi sportininkai, garsiausi sportininkai rekomenduoja mūsų šitus wellness produktus. Tai yra Evgenijus Pliuščenko, žinom, kaip jam reikėjo olimpiadoje grįžti po nugaros operacijų visų į olimpiadą, tai didžiuliai fiziniai krūviai ir būtent wellness pakas jam padėjo šitoj vietoj. Tikrai rekomenduokite. Karolina Wozniacki, pirmoji pasaulio raketė, irgi wellness produktai, wellness kokteilis ir wellness pakas visada kartu su ja. Lilija Podkopajeva sako, aš niekur iš namų neinu be šitų wellness produktų, be wellness pakelio. Irina Slutskaja, irgi tai yra labai žinoma čiuožėja dailiojo čiuožimo, ar ne, turbūt girdėję esate, kokteilį naudoja, visada su savimi nešiojasi ir žinote, aš jums pasakysiu, čia yra po vieną, bet jie naudoja ir tą, ir būtent kokteilis ir wellness pakas duoda patį didžiausią efektą. Aš turiu tokią labai seną istoriją, kažkada atėjo tokia moterį, mes ją pakalbinom ir jinai naudojo visiškai kitos kompanijos kosmetiką ir sakė, aš tikrai neimsiu jūsų, bet mane sudomino wellness produktai. Ir jinai prisijungė prie mūsų ir pasiėmė ir kokteilį, ir vitaminus. Po 3 mėnesių, tai buvo apie sausio mėnesį, pavasarį, jinai dirba vyriškam kolektyve, visi vyrai pradėjo klausinėti, kas tai moteriai pasidarė, jinai sako, turbūt lūžį susirado, jinai visą švytį, jinai kažkokia pasikeitus, jinai čia įsimylėjus ar dar kažkas tai. Reiškia, vyrai matė jos pasikeitimus konkrečiai, paskui jinai papasakojo ir mes juokėmės labai, paskui aišku, jinai mūsų ir kosmetikos produktus pradėjo, po šiai dienai yra konsultantė.
Va, bet tai yra tikrai istorija, kad kada mes naudojame ir tą, ypatingai tie žmonės, kurie naujai atėję, labai matosi iš karto ant jų, aš galiu pažiūrėjus pasakyti, kuris žmogus naudoja, kuris ne. Labai paprastai. Elina Emanuelson, viena iš garsiausių moterų golfo žaidėjų, irgi jinai švedė ir naudoja būtent wellness paką ir rekomenduoja. Dinamo Rygos komanda, man labai gaila, kad mūsų Aistės kažkaip buvo ir nurimo, bet žinot, tais metais pasakysiu, kada Vičiai Aistės naudojo mūsų wellness produktus, jos buvo Lietuvos čempionėmis. Tai daug ką sako. Va. Man labai padarė didelį įspūdį Sergejaus Trudnevo istorija. Jisai buvo porą kartų pasaulio čempionas ir kada jau jam virš 40 metų buvo, ji tiesiog norėjo nurašyti, jau sakė, kad jam reikia baigti profesionalų sportą, kadangi jo žmona orifleimietė, jinai jam davė wellness produktus, liepė gerti ir po to, kai jis pradėjo gerti, kai jis sustiprėjo fiziškai, jisai dar 3 kartus tapo pasaulio čempionu. Tai yra labai graži istorija. Dabar aš neseniai žiūrėjau jo filmuką, palyginamąjį filmuką mūsų kokteilius su sportininkų kokteiliais ir po šiai dienai jisai jau dabar treneris, jisai jo žmonės treniruojami, sportininkai naudoja, jo sūnus irgi yra gyrių kilnotojas, irgi geria visus wellness produktus, yra jau sporto meistras, aš manau, mes apie jį išgirsime. Jo dukra yra sportinės gimnastikos irgi sporto meistrė, irgi naudoja, visa šeima naudoja šitus kokteilius ir vitaminus mūsų. Tai yra žmonės, kurie turi didelės grupės ir kurie gali pasakyti, kuo ypatingi mūsų produktai sportininkams, kadangi šitų mūsų produktų tiek kokteilio, tiek astaksantino atlikti Kiolno universitete dopingo testai. Va. Istoriją aš jums papasakojau, čia jau kas yra prirašyta. Nacionalinė Švedijos biatlono rinktinė tai vieni pirmųjų bandomų triušių, kurie ir po šiai dienai naudoja, ir visi klinikiniai tyrimai buvo daromi būtent ant jų. Mes visada švedų slidininkus. Mes turime lietuvį, Deividas Danila, taip, tai Janinos Danilienės anūkas yra, aišku, močiutė labai daug produktų jam, ir kokteilį, ir vitaminus duoda, ir sriuba, ir batonėliai, bet kuo jo istorija ypatinga, jis yra labai mažo svorio kategorijos. Jis nedidukas, toks vyrukas, kadangi Janina mūsų irgi mažytė ir jos sūnus visi tokie nedidukai, anūkas irgi. Ir jisai 63 kg svorio kategorijoje. Tai pakankamai išlaikyti tokį svorį pakankamai sudėtinga, kadangi raumenys yra labai sunkus, ar ne? Ir būtent kada jam reikia prieš varžybas ten kelis kilogramus numesti, kad neperšoktum į kitą kategoriją, tai būtent sriuba, batonėliai ir kokteiliai jam leidžia nepriaugti svorio. Kokią perjungti kitą skaidrę? Apie ką jūs norėjot? Apie švedų biatloną? Viskas, jau mes baigėme paskaitą. Skaidrės, jeigu norėsite, galit tiesiog pasiprašyti pas mūsų asmės skaidrių. Va, aš jau papasakojau istoriją. Madona viena pirmųjų yra astaksantino vartotojų. Kaip žinia, jinai nedaro plastinių operacijų, jinai stipriai sportuoja, turbūt matyt, koks muskulingas jos kūnas, ir jinai geria astaksantiną didesniais kiekiais. Tai yra labai sena istorija. Tiek norėjau šiandien papasakoti jums apie wellness produktus. Kągi, naudokime wellness produktus. Būkim sveiki. Nes mūsų sveikata ir mūsų šeimos sveikata yra mūsų pačių rankose. Linkiu jums gero vakaro, geros sveikos žiemos ir gerų wellness pardavimų. Viso gero.